Šiandien sugalvojau tokius du naujus dalykus. Visų pirma, tai išvažiavau nieko valgyti nepasiėmęs, bet tai nereiškia, kad medžiosiu kažkokias varlės ar gaudysiu sraigės. Tiesiog užeisiu į kaimo parduotuvę ir jeigu rasiu ką nors valgomo, tai tuo ir maitinsiuos. O gal ir ką nors visai skanaus pasidarysiu. Ir antras dalykas, tai sugalvojau, kad laikas būtų tokią pasidaryti kelionę tokią pusdienio. Keletas valandų tuo puikioj stovyklavietėje atsiduri, pernakvoji ir čia gali vėl grįžti į darbą. Ir pailsėjęs, o ne pavargęs. Kažkaip tai čia ir išvažinėta viskas, bet maršruto tai pasirodo, čia nei vieno nėra padaryto. Tai šiandien ir užsiimsiu. Atvažiavus į Bezdonis, tai visų pirma reikėtų pažiūrėti tą Rūžavo dvarą, kuris nėra jau toks naujas, nes kalbama, kad čia netgi Jogaila kunigaikštis kažkada tai lankėsi. O įdomesnė tokia istorija buvo susijus apie, man atrodo, 1908 metais, kai Bezdonyse buvo apiplėštas caro traukinys vežęs pinigus ir čia aktyviai dalyvavo ir Pilsudskis, kuris savo šeimos dvarą visai netoli nuo šitos vietos turi, ir tada pavogė jie beveik 3 milijonus rublių. Ir man regis, kad jis kažkaip tai parduodamas dabar šiuo metu. Bezdonyse, apart juokingo pavadinimo dvaro, yra dar tokia įdomi vieta, tik tai tiek, kad jinai nelabai nuo žemės matosi. O tai yra štai kas. Bandau pažiūrėti, kas čia matos atvirais. Tai aš prie jo pirmą kartą atvažiavęs. Dronų kažkada tai žiūrėjau. Bet prie jo dabar atvažiavau, žinoma. Čia kažin ko nepamatysi. Man tai čia kitas objektas įdomesnis. Čia yra vagonų plovykla. Geležinkelio vagonų plovykla, bet dabar tai matau, kad čia kažkoks šunų renginys vyksta. Kas nežinojo, tai pasirodo vagonus geležinkelio taip pat plauna. Ir čia dabar važiuojam pro jų plovyklą. Visai šalia Bezdonio. Ir čia kažkoks renginys. Renginys ant renginio. Labą dieną, čia pažįstamų sutikau. Ką jūs čia, ponas, veikėte? Filmuojam, čia serialas švediškas. Oi, serialą, mane čia bandė kažkas sustabdyti, neleidžia, Čia negalima apsisukti. Teks apsisukti. Per šitą alėją kažkada tai atvažiuodavo ponai į Punžonių dvarą. Negalim kalbėti atskirai nei apie Punžonių dvarą, dabar jau liūdnai atrodantį kaip koks ubagynas iš tiesų, ir Balingradą, nes iš esmės tai kažkada tai buvo viena teritorija ir vadinosi Punžonis. Tik vėliau pagal Ignaco Balinskio pavardę įkūrusio šitą kaimelį ir atsirado pavadinimas Balingradas. O štai ir Balingradas. Man tai jisai asocijuojasi su Bagdadas, kažkokie kalifai. O čia pasirodo toks kaimelis ant smėlėtos kalvelės. Ir bažnyčia pagaliau jau nutinkuota ir nudažyta. Beje, ir pats Balinskis, miestelio įkūrėjas, palaidotas šitoj bažnyčioj. Bet
mūsų tikslas nėra Balingradas. Šalia Balingrado yra labai graži vieta, į kurią dabar ir nuvažiuosim. Ir jeigu ten viskas bus taip, kaip ir įsivaizduoju, kaip seniau būdavo, tai ko gero ten liksiu ir nakvot. Iki čia su visais fotografavimais ir pasivaikščiojimais užtrukau lygiai 3,5 valandos. Nu, sutikit, kad Lietuvoje tokių vietų nėra daug. Miesčioniai visą laiką kažkokia siena arba namas prieš akis matosi, tai pasiilgsti taip, kad žvilgsnis įsibėgėt galėtų. Nu, gražu čia, bet tai kvaila, dar šviesu, dar... O Jėzau, dar tik 6 valandos, tai negi dabar jau eisiu miegot. Važiuosiu į kitą vietą dar. Nu ir atvažiavau dar į vieną vietą, tinkamą nakvyniai. Čia netgi gal geresnė, ramesnė. Ir maudytis galima. Ir šiokia tokia infrastruktūra yra. Laužavietės. O, ir lieptas yra. Jo, čia tokio vaizdo nėra, kaip ten buvo, bet čia geriau. Ir daugybę metų, atsimenu, netgi maudžiaus šitame ežere. Puikiai vieta. Nu vis tiek nakvot dar anksti, tai važiuoju dar pažiūrėti 3 nakvynės vietą. Čia Neries ir Žeimenos santakoj toks įdomus yra dalykas, kad 2 geležinkelio tiltai. Vienas naudojamas, o kitas iš pažiūros visai neblogas, bet nenaudojamas. Saulė jau prie laidos, kaip tik besileidžiant spėsiu atvažiuoti į stovyklavietę. Tai jau bus 3 šiandienai. Tai ten ir apsistosiu. Pro tuos gražius turėklus seno tilto, link mašinas. Ir maunu ruoštis valgyti. Nu vis tik tai jaučias ruduo. Atėjo vakaras. Čia mano daiktai išbarstyti. Nu neišbarstyti, padėti. Atėjo vakaras ir jaučias, kad jau yra vėsiau. Nu ir praktiškai ant ribos. Saulė jau nusileidus, bet dar kažkiek šviesu. Atvažiuoju į paskutinę stovyklavietę. Ir čia mano šiandienos maršrutas baigsis. Nu, išlindus iš miško truputį šviesiau. Nu ir ką jūs pasakysit? Čia dar šitoj vietoj niekad žmonių pašalinių nesu sutikęs.
Šiandien maršrutas jau kaip ir baigtas, darbai padaryti, eisiu užtarnautą poilsį, o rytoj į Vilnių maunu. Čia iki Vilniaus atvirai pasakius 1,5 valandos. Va kaip čia. Koldūnai ir halva. Vakarieniai bus virti koldūnai, o pusryčiams kepti. Ne taip ir blogai. Geriau negu varlės, sraigės arba nepagautos žuvys.